Pas... Vai labai garsiau! Mes dabar norėtumėm perskaityti... Ne? Atsiprašau. Pasikeitė darbotvarkė. Neperspėjau. Taip, prieš pakviečiant kitą kalbėtoją, norėčiau pacituoti labai tokią įdomią mintį Bradley Bromide mintis apie 21 amžiaus technikų stebuklus. Bet šiaip labai tinkanti mūsų ministrui pirmininkui. Jeigu kompiuteriai per daug galingi, reikia įsteigti jų komisiją ir tada jiem bus galas. Taigi kviečiame pasisakyti Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoją, Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkę Juditą Čejauskienę. Visų pirmiausia, jeigu manęs paklausė, kodėl aš šiandien taip atrodau, kaip gyvenu, taip ir atrodau. Dirbu purviną darbą, gaunu ubago atlyginimą ir iš viso BVP man lieka tik šuns kaulas. Savo kalbą norėjau skirti ministrui, kaip jis panašiai, kaip skiria mums Virvytėje, sakė tai ministro žodis, tai būtum Čejauskienė žodis ministrui. Ir visų pirmiausia, aš jau norėjau paklausti, kodėl jis partiją taip greitai pakeitė. O pakeitė jis labai paprastai mąsto kaip Steponavičius. Ir paskutiniu laiku jo visi atsakymai yra panašus į Steponavičiaus atsakymus. Bet kalta tikriausiai demagogija. Nes kalba būtent vienas ir prieš mūsų pensijas šitą pasisako ir pasisako, kad atlyginimus reikia didinti palaipsniui ir taip toliau, ir vienu žodžiu viską pažada ir nieko nepasako. O aš labiausiai nekenčiu politikoje, kaip kalbėjo, tai būtent neoliberalizmo, kada viskas žadama ir nieko negaus. Savo pranešimą aš pavadinčiau humoreską. O humoreska labai rimta tuo, kad aš perskaičiau iš mūsų atsakymus visų trijų labai garbių ministerijų. Švietimo mokslo ministerijos, socialinių reikalų ir darbo ministerijos ir finansų ministerijos atsakymą į mūsų forumo, taip vadinamą, reiškia, pavadinimą, tai perskaitom, reiškia, memorandumą dėl optimalaus Lietuvos švietimo finansavimo ir dėl saugios aplinkos švietimo įstaigose, kurie švietimiečius ginančios profsąjungos pateikė gegužės 21 Seime. Ir ką jūs manot? Mane labiausiai nustebino tai, kad visų trijų ministerijų atsakymai net su tom pačiom gramatiniam klaidom. Ir iš atsakymų supratau, kad ruošė viena ir ta pati sekretorė nelabai įvaldžiusi lietuvių kalbą, bet įvaldžiusi demagogiją. Man labai patiko. Iš atsakymų supratau, kad švietimo finansavimas didėjo ir padidėjo krepšelis 38%. Pamiršta buvo pasakyti, kad liūto dalį suvalgė psichologinės tarnybos, o 0,4% jau nuo mokslo metų, tai yra naujų metų pradžiai, neįdedama į savivaldybių biudžetą. Ir kad mūsų išlaidos BVP 4,67, kitais metais jau 4,3. Jeigu, ponai, tai yra visų ministerijų pavadinta sprendimų ieškojimas, kad išlaidos švietimai nuo BVP laipsniškai augtų. Jeigu tai toks augimas, tai reiškia žadėtų 6%, nesulauksim ne 2024 metais, kaip žadėta. Nu, ačiū Dievui, daugelis į mūsų ir nebesulauksim. Steponavičiaus žirklis ir toliau karpys jūsų varganus koeficientus. Jos siaurės palaipsniui, klausykit, atsižvelgiant į valstybės finansinės galimybės. Kur jūs šitą girdėjot? Šiandien Delfi tą patį premjeras pakartojo. Jūsų atlyginimai atsižvelgiant į valstybės finansinės galimybės. O kada tų finansinių galimybių buvo? Niekada. Ir tam reikia sėti neva baisių pinigų, net 63 milijonų per metus. Ir klausimas labai paprastas, kadangi šakutės veikia 5 metai, matematikų turim, padauginam iš 63 milijonų ir dar padviginom, nes tiek mokytojų liaudiškai šnekant išėjo šeiko pjauti, tai yra išmesti iš mokyklų. Ir, taigi per 5 metus iš mokytojų kišenių jau nušvilpta 630 milijonų.
Va jums ir matematika. Jie kartais pateikdami skaičius apsirinka. Geriau būtų to nesakę, kiek pinigų reikės. Negana to, tiek pat, reiškia, šitų lėšų praryjama Lietuvos įvairiausioms, reiškia, prie švietimo mokslo ministerijos esančiams įstaigėlėms, kurios dirba su ES pinigėliais, skiriama tiek pat lėšų kaip visiems mokiniams ir mokytojams Lietuvoje. Ir ką jūs manot, jie suvalgo dar ir ES pinigus ir mokykloms numeta nemokamą darbą, nemokamą veiklą ir lankstinukus spalvotus. Nu ir džiaukitės, kuo turit. Dabar toliau kitas klausimas. Švietimo įstaigų vadovus, kuris taip pagarbiai priima, egzaminuoja, rengia konkursus švietimo ministerijos paskirtos įstaigos, kaip jie laikosi Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimų, paliko kontroliuoti darbo inspekcijom. Visi žinom, kad jos nelabai nevelnių nesupranta, ką ten kontroliuoti ir kodėl. Nes dėl mūsų darbo specifikos iš tikrųjų net ir nesusigaudot. Ir dabar visi galit pritūpti. Kitas kontrolierius profsąjungos. Taigi, ponai, davė teisę kontroliuoti, prašom teisės tuos darbdavius atleisti. Ir sužinosit tikrą Lietuvos padėtį švietimo įstaigose, kuri dabar vadinas direktorius iki grabo lentos. Nieko nebus ir su vaiko minimalios vidutinės priežiūros įstatymu. Nuostatos nedrausmingiams nusikaltusiems mokiniams griežtinamos nebus. Griežtės tikiu patyčios mokytojų atžvilgių, klestės smurtas, tušuojimas postringavimo, jeigu mokytojas nesusitvarko, jis blogas mokytojas. Ir vien ko vertas demagoginis įsireiškimas. Jeigu mokinio elgesys, cituoju, kelia realų pavojų jo paties ir kitų asmenų gyvybei sveikatai, tas elgesys yra pasikartojantis. Tik tada mokytojas gali pakeisti mokinio ugdymo vietą, kur tą vietą nieks nežino. Reiškia, toliau įsikviesti mokyklos vadovą, kaip irgi nieks nežino. Organizuoti mokinių daiktų patikrinimą, prieš tai paskaičius tokių poveikių priemonių taikymų sąlygas. O tose sąlygose nurodyta, jog tokių veiksmų naudojimas griežtai draudžiamas. Taigi, sakyčiau, toks humoristas kaip Zadornovas šį pasiūlymą net nepakeitęs, perskaitytų ir gautus pačiai geriausiai humoreską. Ypač mokytojai myli žodį prevencija. Ypač myliu ir aš tą savaitės. Prieš patyčias labai man patinka korupcijos savaitė. Atsistoja mokiniai su popieriukais ir reiškia, FNTT neįveikia, prezidentė neįveikia, mokytas su popieriuku pamosavo korupciją Lietuvos pabėga. Nu, nebūkit juokingi. Nustokit tyčiotis geriau iš raštingų žmonių, nes neraštingiams iš viso nerūpi nei prevencija, nei korupcija. Naujų drausminimų priemonių irgi nebus. Juk užtenka, kad mokinys už žiauro elgesį gali būti įspėtas ir pareigotas atsiprašyti. Neatsiprašys, nu ir kas jo teisė rinktis. Toliau, gali jis pakliūti ir į specialią auklėjimo įstaigą, tik gaila mūsų oponentai pamiršo vieną aplinkybę. Į tą įstaigą toks žulikėlis turi pats pareikšti norą. Man neteko girdėti, kad nors vienas iš jų į tą įstaigą būtų pasiprašęs. Taigi vėl demagogija, ponai. Ir į mokyklos tarybą mokiniai keliaus, nes tai ES reikalavimas. Beje, ten darbuotojus atstovaujančių profsąjungų nėra ir nereikia. Ten turi būti lojaliai, kurie taip naudojasi lojaliųjų teisėm. O mokiniai ten kartais svarstydami nelabai jaunam amžiui tinkančias problemas, dėja mokėsi savivaldos, cituoju, įgis visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindų. Retorinis klausimas, kokių? Teko matyti 2 tarybos posėdžius, viename mokyklinį kotletą pabrangino 15 centų, kitame atšaukė. Klausimas, ko ten išmoko vaikai? Šunodegiauti ar daryti kaip nereikia? O jei mano vaikas tokioj taryboj nebuvo, tai ką, jis užaugo ne visavertis? Na ir mokytojų pensijinis amžius. Jie pritarė, vėl cituoju, mokytojų darbas išskirtinis, sudėtingas ir jiems turi būti taikoma adekvati socialinių garantijų sistema. Bet jei bus sumažintas senatvės pensijinis amžius, bus pažeisti solidarumo lygiateisiškumo principai. Nu, tiesiog fantastika. Dirbti tokiom sąlygom solidarumas nenukenčia. Nuolat dar priminama, jog turim būti orus, inteligentiški. Lenkai, japonai, lengvinantis pedagogų dalį, tikriausiai yra daunai. Reiškia, toliau, o ypač prancūzai, kurie moko prieš mokytoją nusilenkti, tai yra visiškai kvailiai. Ir viską užbaigė baimė, juk to pareikalaus ugniagesiai ir nariai. Apie narus, nežinau, neturiu pažįstamų. Mano metų ugniagesiai jau 20 metų yra pensijoje. Taigi jau seniai šitas socialinis neteisingumas šitą egzistuoja ir niekas dėl to nagų negriaužė. Dabar toliau.
ir mus paprotina, kad papildomos išlaidos blogintų biudžetą. Nereikia išvaryti dirbančios tautos iš Lietuvos ir iš užsienio ir galvoti, reiškia, kaip krizės valdytojai, kad iš užsienio pinigų parveš. O dabar dėja nei vaikų, nei pinigų. O už mažesnį siūloma pensija išėjimą iš anksčiau ir kurį gausim 0,4%, ačiū. Ir pilnos pensijos mokytojai neišgyvena. O įdomu, kaip jie gyvens iš sumažintos. Ar jums teko matyti mokytoją prie šiukšlių dėžės? Man tai, aš mačiau. Ir man buvo gėda už tą nuvarytą, bet nenušautą arklį. Dar vienas pastebėjimas demagogų nenaudai. Praėjusį šeštadienį seminare 60 pedagogų specialiais testais ištyrė psichologį ir nustatė, jog jie visi sąlyg vieno serga depresija ir iš jų net 30% sunkia, perinančiai itin sunkia. Taigi mes dėja neturim profesinių ligų sąrašo. Ir susirgam tikriausiai iš orumo, inteligencijos ir neturėjome ką veikti. Nes, kaip ten sako, depresija poniučių liga. Ir žinoma, tikėdami labai šviesių rytojumi. Visi atsakymai užbaigti gana mandagiai. Mes pasirengę šiuo klausimu konstruktyviai spręsti. Ačiū. Nuo prigulimybės girdžiu šitą žodį sprendžiam konstruktyviai. Ir kaip vieną kartą sako, gal spręskim radikaliai šiandien ir dabar. Toliau beje, premjeras sako, kad reikia sėsti prie dėrybų stalo. Premjerė, aš šiandien pat noriu sėsti prie to stalo. Mes to prašom nuo praėjusio rudens. Ir jūs dėja nerandat laiko, bėgat nuo mūsų kaip žydas atleiskit nuo lašinių. Mes norim dėrėtis. Dėja, jūs į šitą, mes norim sėsti prie stalo, bet jūs į apkasus. Ir susitarimą tarp kitko su jais turim pasirašę, bet jūs vengėt. Ir tos darybos nutruko net neprasidėjusios. Beldėmis niekas netidarė. Todėl nustokite švaistytis, kad mokytojai tai yra kažkas tai brangaus, branginamo. Niekas mūsų nebrangina, nebent turime brangintis patys. Nu, nelabai gražu, kad prezidento inauguracijos išvakarėse gatvėje mokytojai. Bet tikriausiai tai labai dėsninga. Kitas dalykas, manyčiau, kad ir tą dieną mes turėtumėm ten prie prezidentūros surengti basų kojų maršą. Ir ten susėsti ir sėdėti tol, kol laimėsim. Kol atstatyti. Mes neprašom, kad mums didintų atlyginimą. Mes prašom, atiduokit, ką pavogit. Atiduokit tai, ką jūs iš mūsų atsiėmėt. Bendroji sumoje aš jau suskaičiavau 27%. Nušvilpė. Atiduokit tai, kas iš tikrųjų atsidūrė neaišku kokioj kišenį ir neaišku kur. Mums dabar sako, va, mes gražinom jums sutaupytas lėšas. Žmonės gerieji. Taigi mes jos kruvinai įsiplėšėm. Tas sutaupytas lėšas 2 metus naudojo ir nesakė net mums. Mūsų lėšas, bet mums nesakė kur. Ir ačiū ponai Gintarui Steponavičiui, kiek žinom, ir pasieniečiams liktai kliuvo, bet tik tai čia nuogirdos. Kiti sako, kad kelius lopė, partijos draugams ir bičiuliams pristeigė įstaigų, žmonės geriai. Taigi gal vieną kartą gana? Taigi aš kviečiu, kol mes taip nesusivienysim, taip nelaikysim kumštyje. Atsimenat 7 metus, 8 valandas pamirkom prie Seimo ir atsirado pinigų, taip vadinamam finansinių galimybių kapše. Sėkmės, laikykite žmonės. Mūsų vyriausybė šiomis mintimis labai vadovaujasi, o JAV rašytojas Džonas Updike'as yra pasakęs: finansai yra menas, perdavinėti pinigus iš vienų rankų į kitas, tol, kol jie išnyksta. Taigi dabar norėtume perskaityti keletą palaikymo telegramų. Pirmiausiai mes norime perskaityti Martino Riomerio laišką įteiktą premjerui. Gerbiamas ministrė pirmininkė, šiuo laišku ETUSI išreiškė visapusišką paramą Lietuvos švietimo ir mokslo profesinių sąjungų federacijai šios įtampos metu ir ypač jos organizuojamai protesto akcijai, kuri prasideda Vilniuje rytoj ryte. Artėjančioje protesto akcijoje Švietimo profesinių sąjungų federacija
ketina signalizuoti apie akivaizdžiai nepakankamą švietimo ir mokslo sektoriaus finansavimą. Švietimo profesinių sąjungų federacijai narių netenkina prastas mokytojų darbo apmokėjimas, kuris atsirado dėl neteisingos taupymo politikos vykdomos švietimo kokybės sąskaita. Lietuvos mokytojai pasigenda oraus atlyginimo, nes dabartinis yra tik šiek tiek virš Lietuvos minimalaus atlyginimo. Bet kuriuo atveju Lietuvos mokytojai uždirba mažiau nei daugelis jų kolegų iš kitų ES šalių, kas vis labiau sunkina jų pragyvenimo galimybes. Taupimo priemonių taikymas švietimo srityje yra trumparegiška politika. Ji neigiamai veikia ne tik švietimo sektorių, bet tuo pačiu ir visus kitus ekonomikos sektorius. Būtinas uždavinys apsaugoti ir užtikrinti švietimo ir mokymo kokybę ateinančių Lietuvos kartų labui. ETUSI prašo jūs pakeisti savo požiūrį dėl šios rimtos ir netvarios padėties ir ragina Lietuvos socialinius partnerius švietime sėstis prie derybų stalo. Darbo sąlygos švietime, pavyzdžiui, mokytojų atlyginimai tiesiog negali būti sprendžiami vyriausybės vienašališkai be suinteresuotų asmenų dalyvavimu. Socialiniai partneriai turi pradėti bendradarbiauti dėl geresnių sprendimų su ilgalaikiu tikslu užtikrinti geriausią švietimo kokybę visiems Lietuvoje. Mes nuolat stebėsime situaciją ir teiksime paramą švietimo profesinių sąjungų federacijai ir jos nariams, kovojant dėl darbo garantijų švietime ir socialinio teisingumo Lietuvoje. Solidariai Martinas Riomeris, Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto direktorius. Dėkoju Martinui, taip pat gavom palaikymo laišką iš Nyderlandų. Gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiamas švietimo ir mokslo ministrė. Algemene Older Winsborg, didžiausia švietimo profesinė sąjunga Nyderlanduose, Švietimo internacionalo, pasaulinė švietimo profesinės sąjungos narė, nori išreikšti savo susirūpinimą dėl švietimo ir mokslo darbuotojų padėties Lietuvoje. Mūsų kolegos iš Lietuvos švietimo profesinių sąjungų federacijos informavo mus, kad švietimo ir mokslo kokybė Lietuvoje blogėja dėl nepakankamo finansavimo lėšų skiriamų švietimui. Mokytojo profesijos statusas taip pat kenčia dėl mažų atlyginimų, kurie yra tik šiek tiek didesni už minimalius. Apgailestaujame, kad nepaisant profesinių sąjungų reikalavimų, socialinis dialogas siekiant gerinti šią situaciją nevyksta. Norėtume pabrėžti, kad ekonomikos augimas šalyje yra įmanomas tik esant stipriam ir kokybiškam viešojo sektoriaus švietimui, kurį gali suteikti tik gerai apmokami ir visai palaikomi mokytojai ir švietimo darbuotojai. Mes puikiai suprantame, kad švietimo darbuotojai pradėjo reikšti savo nepasitenkinimą, kai jie turi gyventi ir dirbti tokiomis sąlygomis, negalėdami suteikti kokybiško švietimo. Todėl mes remiame Lietuvos švietimo profesinių sąjungų Birželio 18 dienos vykstančią protesto akciją dėl geresnių darbo sąlygų ir atlyginimų bei dėl finansavimo švietimui didinimo. Mes raginame jūs įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijų konvencijos numeris 98, kuri buvo ratifikuota Lietuvoje 1994 metais, kur nustatoma teisė į kolektyvinės derybas ir įsiklausyti į mokytojų ir švietimo darbuotojų balsus. Algemene Older Winsborg, prezidentas. Walter Dreseche. Taip pat palaikymo laiškai iš Estijos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos bei Skandinavijos šalių mokytojų tarybos, į kurią įeina Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Islandijos, Grenlandijos ir Farero salų atstovai. Taip. Nuo senovės mes visi žinom ir girdim tokį pasakymą: viltis, bet ji miršta. O JAV politikas Benjaminas Franklinas yra pasakęs:
Kas gyvena viltimi, rizikuoja mirti iš bado. Kviečiame pasisakyti Seimo narį Naglį Puteikį. Ačiū už suteiktą žodį. Kaip suprantu, turėsiu dabar duoti patarimus, kaip nenumirti iš bado. Iš tikrųjų noriu pasidalinti keletų pasiūlymų su jumis. Pirmiausia, noriu jums pranešti iš politikų tvirtovės iš Seimo, kad neturėtumėt iliuzijų ir negalvotumėt, kad dauguma politikų galvoja, kad švietimas ir kultūra yra svarbu. Deja, Lietuvoje taip yra ir jau daugelį metų, kad politikai mano, kad svarbiausia yra bendrasis vidaus produktas, o jūs ir kultūros darbuotojus žiūri kaip į išlaidų šaltinį. Jūs nekuriat BVP, jie mano, kad jūs tik apsunkinat valstybės ekonominę situaciją. Kaip tai pakeisti? Jūs esate nuomonių formuotojai ten, kur jūs gyvenat ir kur dirbat. Jūs iš tikrųjų esat labai svarbi visuomenės dalis ir ne veltui Europos pagrindas yra kultūra ir švietimas. Dėl Lietuvos valstybės pagrindas yra biurokratų arogancija. Bet jūs tai galit pakeisti, kadangi jūs prieš rinkimus labai nesunkiai galite įtakoti labai daugelį gyventojų nuomonių. Nes jūs esate visuomenės nuomonės formuotojai ne tik tai per moksleivius, bet apskritai jūs esate autoritetai savo bendruomenėse. Aš siūlau tuo pasinaudoti ir neleisti politikam elgtis taip, kaip jie elgėsi iki šiol. Tai yra, kairiai politikai kalba apie solidarumą prieš rinkimus, bet kai ateina į valdžią, atotrukis tarp jų ir jūsų algų nuolat didėja. Dešini politikai nuolat jums aiškina, kad turime sekti Skandinavijos pavyzdžių, pavyzdžiui Suomijos, kuriame švietimas yra vienas iš geriausiai aprūpintų sričių ir ten yra beveik 6% BVP skiriama. Bet dešiniosios partijos, kai gauna valdžią, dėja irgi užsiima to pačiu, tai yra nevykdo jokių pažadų. Jūs tai galit pakeisti, agituodami žmonės vis dėlto skaityti programas. Ir jūsų čia kolega sakė, kad kandidatų į prezidentus programos visos vienodos. Mano programai buvo užrašyta tie 6%. Tiesiog niekas to nepastebėjo. Ir su didelio apgailestavimu noriu pasakyti, kad visuomeninė radija ir televizija kandidatų diskusijai turėjo būti vienas blokas švietimo. Tai ponas Jakilaitis, atstovaudamas privačią bendrovę, tai yra visuomeninė televizija, atidavė debatus organizuoti privačiai bendrovė ir štai privati bendrovė su aukštą išsilavinimą turinčių Jakilaičių švietimo klausimą išmeta ir vietojo įdeda finansinius klausimus. Tai čia yra ta liūdnoji Lietuvos politikų padėtis, kai iš tikrųjų jie nesuvokia švietimo ir kultūros svarbos. Kaip tai galima būtų techniškai gyvendinti? Aš siūlyčiau vis dėlto dėrybose vartoti palyginimus. Dabar šiais metais 300 milijonų buvo skirta tam, kad būtų padidinti valstybės politikų atlyginimai, vykdant Konstitucinio teismo sprendimą. Jūs turit vartoti šitą palyginimą. Seimo nariam per mėnesį prisidėjo 1500 litų. Aš to 1500 neimu, bet kada jums politikai, vyriausybė ir Seime sako, kad nėra pinigų, jūs vartokit šitą argumentą. Jūs vartokit dar vieną argumentą. Seimo nario padėjėjas, ką tik baigęs aukštąją mokyklą, iš karto atėjęs iš universiteto suolo, į tos padėjėjus gauna 2000 litų. Jūs šitą palyginimą taip pat vartokite. Ir dar vienas pasiūlymas. Vis dėlto jūs susitarkite, kad būtų biudžete didinama švietimui dalis. Prašykite, kad dalis Seimo narių išregistruotų tokią pataisą, biudžeto pataisą. Ir deleguokite mokyklų ir profsąjungų atstovus į Seimo balkoną. Užpildykit pilną balkoną organizuotai, kai vykstas balsavimas, o prieš tai kreipkitės kiekvienas į savo apygardą išrinktą vienmandatėje Seimo narį, prašydami, kad palaikytų jūsų pataisą. Buvimas Seimo balkonė ir žiūrėjimas Seimo nariams į akis labai smarkiai pagydo juos nuo lietuviškos arogancijos ir labai padeda suvokti kultūros ir švietimo svarbą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad bene pirmą kartą tiek daug jūsų profesinių organizacijų susitarė
Ir negaliu pasakyti, man atrodo, vis dėlto jūs yra tikrai daugiau negu 1000. Bet jūs Seimo neįtikinsite, kol nebus ten 5000 jūsų. Ir būtinai surenkit mitingus prie Daukanto aikštėje, kadangi prezidentė gali vetuoti Seimo įstatymą, jeigu jums nepavyktų pasiekti to procento švietimui padidimo. Linkiu sėkmės. Tai prancūzų filosofų mintis. Kuo mažiau žmonės žino, tuo platesnės jiems atrodo jų žinios. Aš norėčiau pagarsinti, kad visi dar kartą žinotume, ko mes reikalaujame. Taigi mes perskaitysime šios dienos mitingo reikalavimus, kuriuos nunešė mūsų profesinių organizacijų pirmininkai. Protesto mitingo dalyviai įvertinę dabartinę situaciją Lietuvos švietimo sektorėje pareiškė, kad šios vyriausybės vykdoma politika netitinka Lietuvos žmonių lūkesčių ir prieštarauja pačios vyriausybės programai, nes skiriamas nepakankamas finansavimas švietimui turės neigiamos įtakos ugdymo kokybei bei švietimo darbuotojų darbo sąlygoms, darbo mokėjimo ir socialinėms garantijoms. Vyriausybė, įvardijusi švietimą kaip vieną iš valstybės prioritetų, neįvertino, kad reikia užtikrinti šios srities pakankamą finansavimą, kuris atitiktų ES komisijos bei UNESCO rekomendacijas, šalies interesus bei įsipareigojimus Europos bendrijai. Vyriausybė piktybiškai ignoruoja Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos rezoliucijas, kuriuose įvardijamos aktualios ir įsisenėjusios švietimo sistemos ir su jie susijusios problemos, nepakankamas ir ydingas finansavimo modelis, prastėjantis moksleivių mokymosi rezultatai ir didėjanti jų agresija, neužtikrintas bendro bei ikimokyklinio ugdymo prieinamumas, pedagogų darbo krūvių ir užmokesčių disbalansas, didėjanti socialinė nelygybė ir atskirtis visuomenėje, augantis skurdas bei masinė žmonių emigracija. Visa tai yra šios vyriausybės antišvietimo politikos pasekmės. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga pabrėžia, kad nedidinant finansavimo švietimui, Lietuvos vyriausybė užkerta kelią įgyvendinti planuojamą biudžeto politiką, užtikrinančią ekonomikos augimą, užimtumo didinimą, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą, sudarančią sąlygas didėti realiam darbo užmokesčiui šalyje, sparčiai gerinti investicijų ir verslo sąlygas. Švietimo profesinės sąjungos įspėja, kad Lietuva, kaip ES narė, negalės įgyvendinti savo įsipareigojimų bendrijai siekdama ET 2020 strategijos neapibrėžtų tikslų, orientuojantis į aktualias problemas, mokytojų ir dėstytojų profesionalumą, duomenų analizę bei įsivertinimų grįstą švietimo planavimą, neformaliojo švietimo plėtojimą ir mokymąsi visą gyvenimą. Mitingo dalyviai, deleguoti švietimo profsąjunginių organizacijų, atsižvelgia į išdėstytas aktualias švietimo srities problemas, reikalauja. Pirma, besąlygiškai vykdyti vyriausybės programą švietimo srityje ir planingai didinti švietimo sistemos finansavimą iki 6% nuo bendro vidaus produkto, patvirtinant vyriausybės lygmenyje atitinkamą programą. Antra, parengti naują tikslinį švietimo sistemos finansavimo modelį, kaip tai numatyta vyriausybės programoje, atsisakant dabartinio mokinio krepšelio principo. Trečia, atnaujinti 2009 metais atšauktą ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą, skiriant atitinkamą ir subalansuotą finansavimą. Ketvirta, siekiant užtikrinti pedagogo statusą visuomenėje bei mokytojo profesijos prestižą, kas numatyta vyriausybės programoje, garantuoti saugias darbo sąlygas švietimo įstaigose, taikant atitinkamas prevencinės priemonės bei priimant adekvačius situacijai teisės aktus. Penkta, visus aukščiau išvardytus klausimus
spręsti vadovaujantis socialiniais partnerystės bei kolektyvinių darbo santykių principais. Pasirašo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas ir Lietuvos švietimo profesinių sąjungų pirmininkas Audrius Jurgelevičius. Taip. Tik labai išdidūs ir nebejotini kvailiai visai nekeičia savo elgesių. Pasisakyti dar išreiškė Nora ir Birutė Vaičekauskienė, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos rajono pirmininkė. Ačiū už suteiktą žodį. Pagarba visiems čia susirinkusiems, nes iš tikrųjų, kai mes keliavom koloną, beveik priekyje, ir kai nesimatė uodegos kolonos, tai buvo kažkas tikrai didingo ir gražaus. Turbūt pirmą kartą šitiek daug iš kelių profesinių sąjungų susirinko žmonių ir iš tikrųjų, kurie važiavom iš toliau, kėlėmės su tamsa. Todėl tikrai didelė pagarba visiems, kurie šią dieną nutarė skirti tokiam svarbiam reikalui. Ir kaip čia vienas iš kalbėjusių pasakė, kad bene Seimo narys, kad pirmą kartą tiek daug čia turbūt susirinko. Švietimo ministras labai pasididžiavo, sakydamas, kad pirmą kartą švietimo ministerija pasirašė sutartį su profesiniam sąjungom. Ir kas iš to? Juk darbo apmokėjimo ir tvarkos apraše taip pat yra parašyta, kad daug mokyklos vadovas turi daryti suderinę su darbuotojų atstovais. O kas paklausė direktoriaus, ar tu suderinai? Kuris turi parodyti tą. Iš tikrųjų, kada 13 metų rugsėjo 1 dienai gavom naują darbo apmokėjimo tvarkos aprašą ir kai pamatėm, kaip gražiai buvo mokyklų vadovams koeficientų žirklės praplėstos į didžiąją pusę, mokytojams paliko tos pačios. Turbūt švietimo ministras nenutokė. Tegul neįsižeidžia, bet sako, Kavenskas bachūras. Turbūt dėl to ir nesupranta, kad kaime mokytojas, turėdamas metodininko kvalifikacinę kategoriją, 18 pamokėlių su visais neformaliais ugdymais, kadangi praktiškai rajonuose, jūs žinot patys, neformalus ugdymas yra sunaikintas. Jeigu duoda ten kokią valandėlę 2 padainavimui, 2 pašokimui, kitkam nebelieka, nes nebeužtenka. Tai vat, jeigu mokytojas metodininkas išdirbęs mokykloje 20 ir daugiau metų, jis uždirbs apie 1000 litų, tai apie ką galima kalbėti, apie kokias čia sutartis ir kuo čia reikia didžiuotis ministrui. Keista mūsų valstybė iš tikrųjų, juk visi suprantam, kažkokios nesąmonės. Kareiviams vadovauja kas? Gydytojas, švietimo ministerijai, visam švietimui gydytojas. Atrodo, nebėra specialistų. Tai galų gale, kada esu iš Klaipėdos rajono, kada pareiškėm nepasitenkinimą savo rajone dėl to, kad mokyklų vadovams yra numatyta, taryba numačiusi skirti koeficiento vidurkį, nors tos mokyklos mokytojams yra minimalūs koeficientai taikomi. Tai žinot, ką meras atsakė? Kadangi jiems vidurkį, tai buvo politinis sprendimas. Nesuvokė už tų politinių sprendimų. Mums reikia gyventi čia, reikia gyventi dabar ir gyventi oriai ir sulaukti orios senatvės. Ir jeigu mokytojas išėjęs į pensiją, sakykime, gaudamas 800 ar 900 litų pensijos, negali sau leisti išvykti į užsienį, nebent žiauriai pataupytų. Nes, pavyzdžiui, suprantam, kad tiek mieste gyvenantis, tiek kaime, kurą visiems reikia pirkti, ar ne? Šito nereikėtų turbūt pamiršti ir ministrui, kad jis vis tik tai ne mokytojas, mokytojo duonos nevalgęs, o universitetas, toli gražu ne vidurinė mokykla, kurias jau baigė sunaikinti, ir netgi ne gimnazija. Dar keistas dalykas, kodėl iš tikrųjų mokytojai turi gauti skirtingą atlyginimą. Vienokį atlyginimą gauna dirbantis gimnazijoje, kitokį dirbantis kaimo mokykloje, vieniems minimalūs koeficientai,
kiti gali išsimokėti maksimalius. Nu, po galais, jeigu davė pinigų, tai tegul tada galvoja apie savarankiškumą ir jeigu bando tas žirklės vieniem praplės, tai gal protingiau būtų buvę visiems po mažą trupinėlį, nors po 0,0 ten kokią vieną, lygiai taip kaip su tuo R koeficientu. Jau, žinot, čia, man atrodo, Judita skaitė atsakymus ministerijos ir ten visų kitų ministerijų į įvairiausius memorandumus ir kitokiausias rezoliucijas. Bloga ir vem tvirčia, kaip paskatai tą patį, tobulinama metai iš metų. Nieko netobulina. Mes matom patys. Prisitobulino iki tiek, kad sukvietė va šitiek. Aš linkiu, kad sekantį kartą, linkiu va ten, tų rūmų šeimininkui, kad sekantį kartą jisai matytų pilną čia aikštę. Arba, kaip Naglis Puteikis sakė, ateikite į Seimą. Ačiū už kvietimą. Žemaičiai ateis. Sėkmės visiems. Dėkojam. Pataisyti, kur minėjau kolegijai, kad vidurkiai, atlyginimų vidurkiai bus skirti priimant politinį sprendimą. Aš manyčiau, kad jie buvo priimti skiriant politinį. Kviečiame pasisakyti pensininką Alfredą Aukštiejų. Labadiena, gerbėmieji. Aš noriu irgi vieną tokią intenciją pasakyti. Kažkada tai mes buvom susitikę su pramonininkais ir aš pasakiau tokį dalyką, irgi nesąmonę šnekėjau tada. Sakau, gerbiamasis, pasirinkus buvo toks nerašytas įstatymas. Jeigu pasigėrė vergas, jį nuplaka. Jeigu pasigėrė laisvas pilietis, jį padaro vergu. Jeigu nusigėrė, reiškia, aristokratas jam nukerta galvą. Tai Luvys baisiai užpyko. Kaip čia dabar mums galvą skirst? Bet reikalas tame, kad nėra atsakomybės pas juos. Nėra. Ir suprantat, va šitie klanai, jie yra baisiai agresyvūs. Tykiai agresyvūs ir mus visus spaudžia. Pasakyti, esu pensininkas, išgirdau, kad jūs šiandien čia susirinkęs, gal ir aš ateisiu palaikyti. Ir aš pasiūlyčiau Butkevičiui, premjerui, klausyk, tu man skolingas 4000 pensijų, aš atiduodu, palauksiu, atiduodu mokytojam. Juk galima rasti išeitį, bet jie nenori. Jie nenori. Ir dabar man labai nesmagu, kai jūs tik ką ir gėda rėkia. Argi čia žodis? Juk kai rėki gėda, tai man pačiam gėda už save, kad aš toks nuolankus. Mes dabar prašytai, prašom, duokit. Mes Lietuvos piliečiai, klausykit, mes laisvi žmonės. Mes turime iš jų pareikalauti. Jūs pasimė savo tokias algas ir mum duokit, Ar ne? Reikia reikalauti. O jūsgi mokyti, raskit pakaitalą tam gėdą, tokį lietuvišką žodį, kad jiem būtų gėda. Paieškokit, yra lietuvių kalbos mokytojai. Aš prisimenu savo mokytojus dar smetoninius. Klausykite, kokie buvo nuostabūs žmonės. Ir dabar sako, išeikit jūs iš anksinę pensiją. Beigi tai jūsų patirtis. Tai su metais ateina patirtis, kaip tos vaikus, ir ateina ta mokymo kokybė. O ta kokybė paskui duoda naudą valstybė mums visiems žmonėms. O tai dabar vaikai bėga, a iš pensijai atima ten krepšį su maisto produktais ir išpygus rodo, kad pavyk mane. Tai įsivaizduoja. O jie nesupranta, jie niekada nesupras. Aš pasiūlyčiau susitarti, padaryti nacionalinę mokytojų gynimo dieną ir einam čia prospektų ir ateis kvieskim visus savo kaimynus pensininkus, nes tai yra tautos išgyvenimas kokybė. Jeigu bus išmokyti vaikai kokybiškai, kiek jie duos naudos. Sovietmečiu buvo vienas toksai mokslininkas pasakė, sėdė daug kalėjime visur, bet tai patys aktyviausi žmonės, kad ir nesutarė su valdžia. Bet jeigu jie tavo energiją atiduotų valstybei, tai mes puikiai gyventume. Tai jeigu šitie mūsų, sakau, čia kur sėdė ir ten visur, jeigu jie atiduotų tiek daug, kiek jūs valstybei, problemų nebūtų. Tikrai. Aš nesuspėjau pasakyti, kad paprašykim pensininkų, nueikim,
ir mes visi sutiksim. Nu, paleidžiam, palauksim dar porą metų, duodam mokytojams tuos milijonus ir viskas bus tvarkoj. Nu, ar sutinkat? Tvarko. Tai rengiam nacionalinę mokytojų gimimo dieną. Tai va, ponai rengia, o mes ateina pensiją ir už jūs reikiam. Valio. Taip, kad sėkmės jums ir auklėkit mūsų vaikus dorais piliečiais Lietuvos. Sudėjau. Dėkojom ponui. Dar garsiau. O! Ką daryti? Laukiam. Baigėsi Ar auksinės iš tikrųjų yra dar norinčių pasisakyti? Labai trumpai koncentruotai. Pokalbis iš tikrųjų buvo gana aštrus, sakyčiau, karštas pokalbis. Rezume, ministras neatsisako savo pažadą nuo sausio 1 didinti darbo užmokesčių pedagogams ir kad būtų įvykdyti visi mūsų reikalavimai, pažadėta bus sudaryta darbo grupė iš 3 ministerijų. Tai yra švietimo mokslo, finansų ministerija, socialinės darbo apsaugos ministerijas. Bandymas išspręsti visas mūsų problemas. Iš tikrųjų, mūsų svečias Martinas pastebėjo, kad problemas yra kompleksinės, ne viską lemia ir finansavimas, reikalingi kardinalūs sprendimai būtent vyriausybės lygmenyje. Aš tai pridėsiu pastebėjimą asmeninį, kad mūsų ministras pirmininkas supranta tik tai angliškai. Tai, ką sakė ponas Riomeris, jisai viską suprato, kinkavo galvą. Kada mes tą patį kartojom kitais žodžiais lietuviškai, iš karto atsirado visokiausios išlygos. Pagrindinė išlyga buvo tai, kad reikia žiūrėti kompleksiškai, reikia žiūrėti turimas lėšas, reikia atsižvelgti turimas lėšas. Kur šitą mes esam girdėję, prisimenat? Rugsėjo 1, kada nustatinės koeficientus, mes šitą girdėsim iš mūsų vadovų. Tai aš iš tiesų maniau, kad ministras pirmininkas šiandien ryte interviu pažadėjęs, kad nuo sausio 1 didės atlyginimai, aš maniau, kad tai yra apgalvotas pažadas, kad tai yra jau kažkoks slaptas planas, kurio mes nežinojom, bet iš tiesų vienintelis dalykas, kurį mes išgirdom, bet ne pirmą kartą mes įgirdim, tiesa ne iš ministro pirmininko, kad bus susodintos 3 ministerijos iš finansų, švietimo ir socialinės apsaugos ir darbo kartu su profesiniam sąjungom, kad bandyti ieškoti išeities. Kaip ją surasim, kaip bus ieškoma, tikrai aš labai abejoju. Ir jeigu aš čia sakiau, kad mes galbūt čia paskutinį kartą susirinkam spręsti savo problemų, aš tikrai manau, kad mes turėsime dar savo tiesą įrodinėti ne diplomatiniam priemonėm ir ne anglų kalba. Tai labai dėkoju visiems už kantrybę ir svarbiausia už tai, kad jūs pagaliau išdrįsot už save kovoti, už savo teisės. Ir už vaikų, ir už Lietuvos ateitį, bet svarbiausia už save. Tai gero kelio jums namo, linksmos vasaros pailsėkim ir su naujom jėgom. Dėja, ne tik dirbti, bet ir kariauti, susitiksime rugsėjo 1 dieną. Ačiū visiems iš tikrųjų, geros vasaros ir tikriausiai ne rugsėjo 1 dieną, bet aš manau, kad mokytojo dieną mes pasitiksime tikriausiai čia. Tai kiek greitai susimatymam. O aš dabar supratau, kodėl į atestacijos nuostatus mokytojams įtraukiama privaloma užsienio kalba, kad galėtume dėrėti su vyriausybė. O dar pridedant ir žinant ministro pirmininko būdą, manau, kad šiandien dar kokius 4 kartus jis pakeis nuomonę ir vakare dar kažką girdėsim naujo. Ačiū visiems. Dėkojame. Geros vasaros.
Prašom, Gerbėmieji, niekur nepaliekate plakatų. prašom, nepalikit šiukšlių. Su savimi viską išsinešate, ką atsinešėte.